Braškytė, pyragėlė, uogytė, didmiestyje. Didžiojo obolio Berryworksų mįslė. O taip, braškytė pyragėlė ir jos patikima asistentė Kremukė. Kremukė? Kremukė? Kremukė! Pyragėlė, kas nutiko? Kas yra? Karameliniai spragėsiai. Ir aš šaukiu, kai esu alkana. Buvau užsiemusi, Kremukė kažkur nuėjo ir nerandu jos. Aš baisus žmogus. Ir dar baisesnė katės šeimininkė. Šuniukas dažnai dingsta. Manau, jis laksto aplink pastatą. Esu tikra, kad Parfė klauso pokalbių. Frapė dažnai kažkur iškeliauja. Kai įkyrėjau jai savo kalbomis. Ką tu? Sūrio pyragėlė veda požeminį pokerį kitiems gyvūnams. Jis skaičiuoja kortas. Mėlynė labai kūrybinga. Su faktais. Ji juos išgalvoja. Ne viena nežinote, kur jūsų gyvūnėliai? Šunelį, Parfę, Sūrelę, Frapę. Nesirūpink pyragėlę. Kartu surasim visus gyvūnėlius. Pažįstu kiekvieną Berryworkso kampelį. Vesiu paiešką. Manot, jie atėjo čia? O kur yra čia? Čia originalūs sandėliai, labai įdomi vieta. Jie pastatyti tada, kai čia buvo tik obelis, didžiojo obolio Berryworksas, iš mažosios obuolių giraitės pavirto didžiojo obolio miestu. Obelis pasodino magiškas uogų globėjas, kuris išbarstė užburtas sėklas iš aukštai esančių debesų. Tikra istorija. Netiesa. Kremukė. Kremukė. Tai tik paveikslas. Čia Jay Quincy'as ir jo žmona Henrieta Keksiukė. Pasak senos istorijos, jos receptai įkvėpė Jay Quincy įsteigti savo keksiukų įmonę. Žinoma, mažųjų tutti frutti tukanų, atskridusių ir uždraustųjų vaisių kraštų, pulkas ir įkvėpė Henrietą. Vėlgi netiesa. Tutti frutti tukanai neegzistuoja. Tiesa. Išskyrus uždraustųjų vaisių kraštus. Jie irgi neegzistuoja. Gerai. Gal susitelkime tai, kas svarbu? Aha, pavyzdžiui, kodėl tas plaktuvas apverstas aukštyn kojomis? Jay Quincy sakė, kad geriausi receptai prasideda nuo plakimo. Pasak legendų, jo plaktuvas buvo magiškas ir atnešė jam sėkmę, todėl jis slėpė jį slaptame kambaryje. Ne, aš daug metų domėjausi Berryworkso istoriją ir nebuvo jokių uogų globėjų, tukano, magiško plaktuvo ir slapto kambario. Pasak legendų, pasak istorijos. Gerai. Pakaks istorijos ir legendų. Mes ieškome gyvūnų, o ne aiškintis, kodėl buvo pastatytas Berryworksas, ar kur yra slaptas kambarys, ar kodėl šitas plaktuvas apverstas aukštyn kojomis. Slaptas Jay Quincy'o ofisas. Žinojau, kad jis tikras. Kremukė. Koks šaunus kambarys. Ir nebūtume jo suradę be mano katytės. Ką ten sakei apie tuos tukanus? Na, pasak legendų, tutti frutti tukanai gali išaugti iki lėktuvų dydžio ir jie valgo tik vynuoges, kitkas jiems nepatinka, o gaila.